nes soundcheckas padarytas. Matosi, girdisi, viskas gerai. Viskas matosi ir girdisi. Tai ką, sveiki visi. Šiandien prie knygų kalbiname daktarę Vilmantę Žitkutę. Sveiki visi. Papasakok, Vilmantė, kaip knygoje, ką žmonės veikia visą dieną, tai ką Vilmantė veikia visą dieną? Geras klausimas, nes mano diena yra labai įvairi. Gali būti, kai aš vieną dieną nudėsiu studentam, kitą dieną sėdžiu prie ląstelių laminare, žiūriu, kaip jos auga, jas persijinėju, nors tai yra turbūt pagrindinės mano darbas ir daugiausiai laiko atimantis. Taip pat dienoje yra tai, kad aš ruošiuosi paskaitom, rašau straipsnius mokslinius ir panašiai. Šiuo metu iš tikrųjų mokslo gal šiek tiek pati savo ranko mažiau darau, nes aš turiu studentus, kuriuos aš mokinu, auklėju, auginu būti kitais gerais mokslininkais. Tai dažnai mano darbo dienoje yra tai, kad aš tiesiog sėdžiu kartais ir žiūriu, kaip jie dirba. Ir ar gerai dirba, ir rankos nedreba. Nu tai kažkas turi prižiūrėti jaunąją kartą. Nu tai aš manau, kad tavo rankose jie yra labai saugus. Kol kas tiesioginių skundų nesu turėjus, labai faina. Šiaip labai džiaugiuosi, su mano studentų ryšys būna visai geras, šiltas, jie kaip ir, kaip čia, tiki mane, pasitikė, visada kaip nebijo klausti dalykų. Nu tai... Tai stengiuosi nebūti ant jų agresyvi. Aš raginu visus Vilmantės studentus palikti komentarą, jeigu yra kažkokių nuoskaudų, yra kažkokių akmenų užantyje, palikite komentarą. Ne, nedaryk šitą. Arba nepalikite, tikrai kaip tik tylėkite. Tikrai atsiras. Yra visko buvę iš tikrųjų, kaip pagalvoju, doktorantūroje, kai esi doktorantas pas mus, pradedi bakalaurus mokyti jau doktorantūroje, kai tavo streso lygis yra muša viską, kiek tik įmanoma, kai yra žiauriai sunku jau pačiam, viskas stringa, viskas neveikia, nes kai esi doktorantūroje, tai tu ką? Tu ir pats darai savo darbus ir dar studentus prižiūri, kurie galbūt tavo darbas daro, nes tai yra bendras darbas. Tai pas mus yra vis tiek mokai studentą, yra tas ryšys, kad... Nes aš, pavyzdžiui, dalį darbų dariau kartu su studentais ir panaudojau savo kaip ir disertaciją, nes pas mus tai yra normalu. Tai yra ne tik normalu, tai yra labai normalus ir natūralus procesas, kai tu, laboratorija daro dalykus. Ir doktorantas toje laboratorijoje daro dalyką. Ir tas doktorantas turi studentų, kurie mokosi daryti tą dalyką. Tai čia, ta prasme, čia yra geras procesas, kuris padeda ir tiem studentam prisijungti prie mokslo proceso. Čia retai, kuri studijų programa įgalina studentą prisiliesti savo rankom prie kažkokio realaus mokslo. Taip, ir man yra smagiausia dalis iš tikrųjų ta, kai yra geras studentas ir aš jo duomenis galiu įdėti ne tik į savo disertaciją, bet galiu ir su jais išsipublikuoti. Aišku, jos įterpiam viską, jie tampa bendraautoriais mūsų ir tai jau yra jų puikia mokslininko pradžia. Ir įdomus momentas tai, kad gyvybės moksluose tenai bendraautorystės yra, ten daug bendraautorių būna. Taip. Nes vieno rezultato taip. Pasiekti reikia, kad tas tą padaro, tas aną. Tai yra toks maksimaliai komandinis darbas. Taip, ypatingai šiais laikais, iš tikrųjų, kai plečiasi tos mokslo sritis, tai vieną straipsnį eina į bioinformatiką, eina darbas su ląstelėm, galbūt atsiranda kažkokie gyvūnai. Ir tu kaip mokslininkas negali daryti visko. Nes kiekvienas, kaip pavyzdžiui, man vis laik atrodo, nuo mokyklos būdavo toks, kad visi viską moka, viską žino ir čia viską daro. Tada ateini į bakalaurą, tu mokaisi viską plačiai, mano dar pačios studijos buvo tokios, kur aš ir sociologiją, ir politologiją, ir ko aš ten tik nesimokau, dabar šitą jau labiau stengiasi sukoncentruoti, jau labiau į tuos mūsų gamtos mokslus orientuota programa yra. Ir paskui, kai tu jau baigi bakalaurą, man patiko tai, kad aš gavau daug įvairių žinių, ne tik iš savo gamtos mokslų, man tas visai patiko. Kad aš praplėčiau ekonomiką galiausiai turėjau. Bakalauro studijos, matai, visuose universitetuose, visose programuose yra skirtos į tokią, kaip čia, renesanso žmogaus ugdymą, nes tu nori, kad baigęs bet kokį bakalaurą, tas žmogus išeitų į pasaulį ir jisai daugmaž būtų kompetentingas visur. Ir galėtų pristaikyti darbo rinkai daryti daug ką.
Jo. Bet aš, kai stojau į universitetą, aš to neįsivaizdavau. Aš įsivaizdavau, kad aš ateisiu, aš jau nuo, nežinau, mažumės žinojau, kad aš noriu gamtos mokslus studijuoti. Ir aš jau įsivaizdavau, ateisiu, padėsiu bakalauro studijas ir aš dirbsiu, mokysiuos tik tai savo dalykus. Bet kai prasidėjo, aš iš pradžių nusivyliau, bet paskui po kažkiek laiko suvokiau, kad tai buvo labai geras dalykas. Tada magistrantūrai kilė, tada pradėjau mokytis jau specifinių dalykų, pasirenki galbūt kažką labiau į savo kryptį, nes iš tikrųjų universitetas labai smagu, kad jie leidžia labai daug rinktis. Dabar iš viso yra padarę tokios kaip studijos, kai tu gali rinktis iš viso universiteto daug dalykų. Ir tu net bakalaurę gali, jeigu net ten įstoji, gali pasirinkti tam tikrų dalykų, kurio tau pravers ateityje. Čia yra toks biškiai amerikietiškas modelis, ar ne, kurie ten susidėlioja, kad čia yra pagrindinis mano dalykas, ką aš noriu mokėti, bet to pačiu visą kitą kreditai susimedžioja. Tai ne ką jie nori mokėti, jiem vis tiek pagrindą suduoda universitetas, pasako, kad tu turi tą dalyką tikrai praeiti ir išmokti, kad tu apsigintum savo bakalaurinį. Bet yra dabar labai daug dalykų, kuriuos tu gali rinktis ir tai labai smagu. Yra labai smagu. Tai va, ir paskui magistrantūroje vis tiek jau labiau yra į tą, kad tu jau mokaisi labiau tą specialybinį dalyką, dar vis dar plačiai, bet vis dar specialybinės, bet platu. Bet kai atvarai doktorantūrą ir tavo studijos tos tokios kaip ir nutrūksta ir tu pradedi suktis toj vienoj savo kažkokiai temai, tu žinai daug žinių aplinkai, bet tavo tada metai eina labai daug tiesiog labai siauresnėje srityje. Ir nebėra, pavyzdžiui, jeigu manęs kažkas pakalbintų apie kokius nors bakterijas, archėjas, ten augalus, kažką, tai yra irgi ir gamtamoksliai dalykai, bet aš jau nebesu šitos srities specialistė. Aš galiu suprasti, aš galiu išmokti, aš galiu paskaityti ir suprasti, viskas yra gerai, bet aš jau tų žinių gal šiek tiek turiu mažiau. Ką aš funkcionuoju, ką aš kaip čia fokusuojuosi, tai yra žmogaus ląstelės ir kas juose vyksta. Ir tai yra tikrai, tie procesai dažnai ir skiriasi nuo bakterijų. Tai, pavyzdžiui, yra tas, kad turėjau doktorantūrai fokusuojasi savo sritį, gilini savo dalykus ir nebeturi tiek laiko viską apriepti. Tai tada tampi specialistų. Logiška. Kas iš mūsų viską gali apriepti? Gal yra kažkas. Yra, aš tikiu, kad yra tokių žmonių. Taip, yra gabių žmonių, bet kaip mano tetulė mėgsta sakyti, vieno piršto chirurgai yra patys geriausi chirurgai, nes jie tą vieną pirštą yra išstudijavę iki kiekvienos kremzlelės. Tai doktorantūros studijos ir yra tam, būti tapti vieno piršto chirurgu, tą vieną temą taip mokėti, kad niekas kitas pasaulyje, ar bent jau regione, bent jau mieste, negalėtų tau nieko pasakyti, nes tu geriausiai išmanai tą vieną dalyką geriausiai išmanai. Ir tai yra šiaip gražu, nes doktorantas, jau kai apsigina disertacijas, realiai, ar tai būtų straipsnių rinkinys ar monografija, jis gali drąsiai trenkti ant stalo tą knygesį ir sakyti, žiūrėk, šitas dalykas įrodo, kad tą temą aš tikriausiai išmanau geriau negu bet kas kitas. Ir čia yra žiauriai faina. Tai čia vėl pagrindinių taisyklių, tai būna, pavyzdžiui, jeigu mano studentai jau eina gintis, aš visai net ir man vienas profesorius, toks Jurgis Katiauskas, yra pasakęs prieš man einant gintis bakalaurą, kad komisija tavo temos taip gerai nežino, tu nesijaudink, jei ir pameluosi kažką, neišsiduok. Pasakyk, kaip užtikrinta ir viskas bus gerai. Tai aš šitą studentą visą laiką kartuoju ir sakau, kaip faina, jūs ramiai, nes aš matau, kaip jie jaudinasi. Kaip jam tai rūpi, kad gerai apsigintų ir aš tai irgi kartuoju, sakau, jūs nebijokit, ta komisija tiek gerai nežino jūsų temos. Net bakalauro metu jie taip gerai nežino, nes ateina profesoriai, kurie jau tiek metų gilinosi tą vieną savo kažkokią sritį, gal 2-3 sritis ir jie, pavyzdžiui, neišmano tiek gerai galbūt tos ląstelės biologijos, nes ląstelės biologijos atstovų yra žymiai mažiau. Visi dirba su mielėm, su bakterijom ir panašiai. Tai mūsų specialistų būna mažiau. Mano močiutė dirbdavo su mielėm, jinai gamindavo naminį sidrą iš obuolių. Šitas geras pritaikymas. Taip, labai praktinis aspektas. Taip. Tas naminis obuolių, jinai vynu vadindavo. Tai jinai galėtų eiti į mokslinę laboratoriją ir fermentuoti mieles. Šiai dienai jinai niekur negalėtų eiti, nes jau yra keli metai kaip mirusi. Bet kol dar buvo gyva, tikrai, kad galėtų eiti ir fermentuoti. Bet jinai, aš visą laiką aš prie žodžių mėgstu kabinėtis, galbūt, žinai, tai ir esi patyrusi, kad mėgstu tai daryti, bet obuolių vynu vadindavo ir aš vis sakydavau, čia ne vynas, čia sidras, vynas tik iš vynuogių. Tai va, bet su mielėm dirbo. Šaunuolė.
receptūra žinoma, išliko giminėje. Tai žodžiu, prašom kad net- pradėti gaminti ir pakviesti į svečius. Bet tai tau negalima, žiūrėk, jeigu tu ateisi pas mane kalbėti, o čia bus užraukta su mėlėm, paskui tu Tai ateisi pas kol savo jos ten ląsteles. viduj, viskas yra gerai, svarbu, kad jos negaučiau sporų, nes, pavyzdžiui, kadangi aš dirbu su žmogaus ląstelėm, tai pačios pavojingiausios yra tos sporos, kurios, pavyzdžiui, yra sausos, galbūt mėlės, kurios greit pakyla į orą ir panašiai. Ir gali kokią vieną sporą įmesti lėkštutę ir žiūrėk, kitą dieną jau kolonijos mėlių auga. Ok, o tai reiškia, kad ir pelėsiai irgi yra Taip. no-go, Taip, taip. tai tavęs fuetų ir brie geriau nevaišinti. Galima vaišinti, bet vis tiek tada pas mus yra laboratorijai halatai. Mhm. Aišku, nes norėtų laboratorijai valgyti tą sūrį ar kažką tokio. Na tai nei labę su halatu, kramsnai Taip, brie. iš viso laboratorijos negalima valgyti. Mhm. Bet būna visokių vairių. Būna kas valgo, būna kas ką nors išgeria, paskui prisidirba nieko. Svarbu, Pasaulyje tikrai atrasti tokių atvejų, kai kas nors yra ką nors padaręs su maistu. svarbu, kad ne tą rūgštį iš traukos pintos gertų ir tada viskas gerai. Ne, aš tada net įkvėp nerekomenduočiau. Mm. Tai yra visokių pasakojimų. Pavyzdžiui, vienas taip pat profesorius yra pasakojęs, kaip kažkas atrado didžiulį atradimą, bet niekas jo atkartoti negalėjo. Nežinau, čia gal anekdotinė labiau situacija, prajuokiant studentus. Pasirodo, buvo į kažkokią reakciją, į kažkokį tirpalą įkritusi musė. Ir dėl to gausi eksperimentas ir po to niekas kitas negalėjo atkartoti, kad ir kaip būtų gražiai aprašyta. Nu tai reikia gaudyti muses ir mest. Žinai, gyvenimas laboratorijoje, tai gali kas nors, sakė, odą atsinešti su savim. Tai labai sterilios sąlygos turi būti pas mus iš tikrųjų, kad nebūtų jokių tokių užkrautų. Mm. O klausyk, papasakok tuomet apie savo, ką šiuo metu tu tyrinėji, ką darai, ką bandai padaryti. Mano pagrindinė tema iš tikrųjų yra, kaip ir sakyčiau, vėžys, atsparumas chemoterapiniam vaistam, bet bendrai paėmus tai yra kažkokie ląstelės veiksmai, kas vyksta ląstelės viduje. Nes iš tikrųjų ląstelė tai yra labai sudėtingas procesas. Atrodo, pavienė ląstelė ką jinai gali padaryti, bet ten verda gyvenimas, ten verda reakcijos, ten viskas juda, krūta. Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu pradėti savo paskaitas kokiam mokytojam, mokiniam ar kažką, kad jie įsivaizduotų, kas tai vyksta, nuo vieno video, kuris parodo, kaip ląstelė viskas juda, keičiasi. Ten yra mišrai. Atrodo iš pirmo žvilgsnio kaip mišrainė, bet viskas turi savo tvarką, savo vietą. Viskas yra labai griežtai reguliuojama. Ir mes visą tai tyriam, kas toje ląstelėje vyksta, kas pasikeičia, kai keičiasi ląstelės kažkokios sąlygos ir kas juose nutinka, kaip keičiasi jų kažkokie signaliniai keliai, kurie sugeba ląstelę pakreipti vieną linkmę arba kitą. Pavyzdžiui, jeigu ląstelė patiria stresą, jinai gauna signalą, kad kažkas vyksta aplinkui, gelbėkis, tai ląstelė, jeigu yra labai gerai, labai gali dar spėti prisitaikyti kažką, staigiai tą situaciją vidinę pakeisti ir prisitaikyti ir išgyventi. Bet jei stresinė situacija yra per nelyg didelė, stipri, tai ląstelė gali tiesiog sakyti viskas, aš žūstu ir jinai nusižudo. Ir tie tyrimai ypač susijęs su vėžiu, kad mums yra labai svarbu tas ląsteles nužudyti, kad jos nebestaugintų, nes jose yra sutrikę visi proliferacijos, dauginimosi signalai ir priešinė ląstelė gauna signalą dalinkis. Ir jie neturi, visi signalai, kurie sako nusižudyk, yra sutrikę. Jie neveikia, ląstelė jų nebeturi, jinai yra užslupinusi. Tai tokia optimistiška ląstelė, kur tik tai dauginasi. Taip. Jie yra labai faina, jinai ten gauna maisto, jinai sugeba, netgi tuo metu, jeigu nėra kraujagyslių žmogaus organizme, nes vis tiek vystosi navikas, ląstelės auga viena ant kitos ir pradžioje, kai nėra dar kraujagyslių tinklas išsivystęs, jos neturi kaip maitintis, bet jos sugeba išsimaitinti kurį laiką, sugeba taip pristaikyti, kad jos išgyvena tas negeras sąlygas ir tada po biškį duoda aplinką signalų, kad yra tam tikros molekulės, kurios paskatina kraujagyslę susidaryti ir tada kraujagyslė susidaro ir jo atiteka jau maisto medžiagos, jau galima toksinus kažkokius, blogasias medžiagas išnešti iš organizmo ir panašiai. Ir tada jo vėžys gali toliau savo ramiai plėtotis, plisti po organizmą. Tai mano darbas yra iš tikrųjų
įvertinti, kas tose ląstelėse keičiasi, kas nutiko viduj, kad jinai toliau dalyjasi. Nes iš tikrųjų, kuo mes daugiau surasim tų molekulių, tokių kaip vadinamųjų taikinių, kuriuos mes galėsim užslopinti ateityje, tuo bus dės tikimybė, kad mes galėsim išgydyti žmogų nuo vėžio. Čia baisioniškai įdomus dalykai. Aš noriu pasitikslinti keletą dalykų, nes aš mėgstu skaityti dalykus, ne? Bet kai aš juos perskaitau, aš nebūtinai juos suprantu. Tai gerai, kad tu esi šalia ir tu man gali papasakoti, kiek teisingai supratau. Viskas prasidėjo nuo to, kad aš apie mitybą domėjaus ir galiausiai nuėjau į tokią kiškę olą, kad ar tiesa, kad vėžys labai mėgsta gliukozę, šiaip angliavandenius in general, ir jeigu tu jam nebeduosi cukriuko, tai tas vėžys netaip greitai progresuos. Tai yra, galim sakyti, tiesa, nes gliukozė tai yra pats, ypač jeigu tai yra kaip cukrus toks, tai yra gliukozė tai pagrindinis maisto šaltinis. Iš angliavandenių ląstelės gali gauti, suskaido ir gali gauti pačią gliukozę, bet angliavandeniai, jeigu jie jau yra ne pavienės molekulės kaip gliukozė, o jau kažkokie polimerai didesnės, tai juos reikia suskaidyti. Tai reikia kažką dar įdėti. Bet iš jų gauna tą tiesioginių cukrų, iš kurį būtent ir panaudoja tom cheminėm medžiagom. Taip, tai jeigu sergi vis tiek vėžio, tą angliavandenių kiekį reikėtų sumažinti, bet tos ląstelės yra tokios, kad jos gali galiausiai prisitaikyti taip, yra toks vadinamasis metabolinis perprogramavimas, kad ląstelė gali prisitaikyti netgi tą pačią energiją vos negauti iš baltymų ir panašiai. Kad jos gali panaudoti kitas jau molekulės, jeigu tu neduosi vieną, duosi kitą. Aišku, tik bus sunkiau, sudėtingiau, galbūt kažkiek ilgiau užtrukstant kažkokius procesus padaryti, apie biochemiją nesinori labai čia glysti iš tikrųjų, bet jos gali prisitaikyti. Bet sumažinti angliavandenius tikrai vertėtų, bet turėtume, kad gali nebūtinai padėti. Nu, ja, tai čia šiaip bendras patarimas visiems sumažinti Čia iš tos angliavandenių. pusės, kaip ar tau bus padėtas maistas ant stalo ir tu ateisi pasiimsi, ar tu turėsi dar pasigaminti. Pasigamindamas kažkokią dar energijos, dar kažkiek gal ir sunaudosi šiek tiek. Va, ir tame pačiame vakare, kuomet aš lindau į tą kiškę olą, dar išskaičiau ir žiūrėjau, kad galimai vėžinės ląstelės netaip lengvai perneša karščio ir šalčio, ir ypač jeigu jis labai greitai keičiasi. Vadinasi, pirtelė ir eketė, ir tada vėl pirtelė ir vėl eketė. Tarsi turėtų būti kaip prevencija. Bet čia yra turbūt labiau mitas. Ok, nes aš ir noriu išsiaiškinti, ar čia iš subinės ištraukta, ar čia yra kažkas legit. Reiktų paskaityti daugiau šitų duomenų, ar kas nors yra publikavę, kad nors skamba šiek tiek kaip mitas, nes jeigu organizmas vidus, nes nuo pirtelės ir nuo eketės labiau keičiasi tavo išorė, o vėžys tai yra viduj, o kad ir kaip būtų karšta ar šalta, vis tiek kurį laiką organizmas tą vidinę temperatūrą savo tai palaiko, ar ne? Tai kadangi vėžys yra viduj, tai, o kūno temperatūra viduje yra plius minus pastovi, tai tie lindimai į eketę iš pirtelę arba tu tą eketėj turi neturėtų labai hipotermijos tenai mirkti, o pirtyje iki daugmaž išvirimo. Iš tikrųjų, pagalvojus, nežinau, negaliu labai komentuoti, bet pasvaršius, tai jeigu tu dar suintensyvini kraujotaką nuo savo lindimo į pirtį, tai galbūt daugiau maisto medžiagų gali gauti tos vėžinės ląstelės, nes kraujas greičiau teka ir greičiau visko perneša. Bet čia šiaip pasvarstymai. Tai tada ta pačia logika vadovaujantis, sergant vėžiu, nedėrėtų bėgioti ir mankštintis, nes irgi kraujotaka. Mankštintis visada yra pravartu, nes iš tikrųjų sveikos gyvensenos dalykai tai yra gera mityba, subalansuota mityba, kai tu gauni visko, visų medžiagų. Iš tikrųjų labai svarbu yra vartoti daržovės, vaisius, nes tai yra skaidulos, kurios yra vertingos ir tavo bakterijom, kurios gyvena žarnyne ir panašiai, kurios padeda suvirškintas skaidulas ir kažkiek medžiagų gauni iš to.
Taip pat yra sportas labai svarbu. Iš tikrųjų, šitoje vietoje galėčiau labai parekomenduoti vieną knygą. Dabar nesiniai mūsų viena mokslininkė Miglė Tomkuvienė su mokslo žurnalistė Goda Raibytė Aleksa išleido knygą Laiko biochemija. Tai ten labai smagiai ir gražiai aprašo visus procesus, kurie yra susijęs su žmogaus senėjimu. Ir iš tikrųjų turbūt pagrindinė mintis, tos minties yra svarbus sportas, geras miegas ir gera mytyba. Nu tai čia kaip... Tai yra žinoma. Taip. Tai yra žinoma. Ir iš tikrųjų visi kai kurie bandymai ten prailginti gyvenimą ir panašiai, tai iš tikrųjų sudėtinga. Nes iš tikrųjų, kai žmonės bando molekulių lygių keisti tą struktūrą kažkokią, dar kažką, tai yra žaidžiama su pradiniais dalykais, kur galbūt net mūsų galioje vis dar yra. Nes dabar iš tikrųjų visos tos reklamos, kaip atsijaudinti, kaip kažką padaryti geresnio ir panašiai, molekulių lygio, tai mums dažniausiai biochemikam kelia labai juoką. Ten koks nors kremas su telomerazėm ir panašiai. Nu, tai jeigu kažkam labai įdomu, tikrai rekomenduoju pasakyti šitą knygą, apie jas tikrai ten paminėta. Nes čia yra tokia slidi riba tarp to, kai tu gali viską sugadinti ir gauti kokį nors tą patį vėžį, diabetą ar dar ką nors, arba nieko nepadaryti. Tai geriau tiesiog maitinkis gerai, miegok ir sportuok. Dažniausiai visi fancy kremai su kažkokiais dideliais pažadais yra kaip tik patys paprasčiausi vaškas ir vanduo, su mintimi, kad žmonės vis tiek jais piknaudžiaus ir kad jie neapsinuodytų, tai padarykim juos kuo saugesniais ir tiesiog gražių žodžių pridėkim. Žinau, kad pas mus buvo vienos tokios universitete, kaip čia pratybos, kurių metu studentai turėdavo pasigaudyti visokių melų, reklamų ir jas pristatyti iš biocheminės pusės, kodėl tai yra melas ir kaip tai veikia ir ar neveikia. Tai čia viena įdomesnių buvo idėjų iš tikrųjų, kad... Čia šiaip labai atveria akis tokie momentai, šiaip gal reikėtų netgi tai ir viešinti. Ir nežinau, kokią kompiliaciją padaryti. Čia būtų galima padaryti ekstra kažkokios podcastas, tiklalaidas apie tai, iš tikrųjų, čia įdomi tema. Nu. Nes žmonės iš tikrųjų paskaito, skamba super duper ten. Oi, čia viską atjaunins, pagražins, pagerins. Bet iš tikrųjų tai paprasčiausiai ten paprasčiausiai kolageną vartoti. Oi, žmonės valgo kolageną, čia bus geriau, čia odai bus geriau. Iš tikrųjų, tai yra tiesiog, tu valgai paprastą, sveiką maistą, tu tas pačias medžiagas gausi. Nu, šaltienos normaliai užėsk ir ta kolagena bus. O iš tikrųjų, dar reikia pagalvoti apie tai, kad kiek yra visokių įmonių, kurios uždirba pinigus iš tų pačių, ten, ką žinau, vos net cukraus pramonė ir panašiai, kurie paskui daro visokius ten reklamas, antireklamas, kad tik tai, riebalai yra blogis, bet cukrus yra gerai, tai pavartokit cukrų. Nu ir tokie visokie. Nu tai, žinai, periodiškai žmonės daro šitą akciją, kur eina su peticija, prašydami praeivių pasirašyti, uždrauskime divandenilio monoksidą maisto pramonėje. Ne? Tai čia, nu, žmonės yra žmonės. Taip, tai čia, kai nesupranti, bet daug... Iš kažkur išgirdai, kažkas kažką pasakė ir bandai tada skleisti, iš tikrųjų, kai nesuvokė. Tai va šitoje vietoje aš labai džiaugiuosi, kad aš nukrypau į gamtos mokslus, nes aš tikrai daug dalykų suprantu, daug galiu paaiškinti, net kalbant apie ligas, kai, pavyzdžiui, blogai pasijaučiu, aš žinau plus minus, kas su manim vyksta. Aš net nelabai kreipiuosi gydytojus, nes aš žinau, kad man yra peršalimas, aš peršalimas skiriu nuo gripo, dar kažką, iš tos simptomus, tai man net tiesiog yra žiauriai lengva gyventi, kai tu žinai ir gali dalykus paaiškinti, net bet tai baisiai atrodo iš tikrųjų. Nu, matai, tu iš biologinės pusės panašiai kaip psichologai iš emocinės pusės, kai supranti, kas vyksta su tavim, tas dalykas praranda galią prieš tave. Taip, ypač, pavyzdžiui, kalba netgi apie hormonus kokius nors, kai hormonai iššluoja tavo nuotaiką, iššluoja tavo emocijas, tu nesupranti, kas vyksta ir panašiai ir būna blogai. Bet iš tikrųjų, kai tu žinai tą teoriją, kaip jie veikia, kas ten dar kažkas, tai irgi labai ir tada tu gali paaiškinti kartais savo ilgesį, kodėl tu taip ar kitaip ilgiesi.
Kažkurioje vietoje biologija ir emocija susijungia į vieną Oi, vietą. Ir šita tada, dalis tai stipriai. na, čia, Yra tyrimų, kurie parodo, kad netgi mikrobiota, kuri yra žarnyne, jie taip pat, tie mikrobai, ten esantis bakterijos, paveikia tavo emocijas ir tavo nuotaiką. nu, jo, Dėl to yra svarbu gerai maitintis, kad jie būtų laimingi ir keltų tik geras emocijas. Nu, tai čia kaip tas senas pokštas, kur žodžiu, žiūri biologas į psichologą ir sako, kad tiesiog taikomoji biologija, tada chemikas į biologą, taikomoji chemija, fizikas į chemiką, taikomoji fizika ir tada matematikas taip iš galo labas. Mhm. Tai va, nu, aš žinau, viskas galiausiai redukuojasi iki matematikos. Ir... Oi, matematika yra daug ko pagrindas iš tikrųjų. Man tai būna keista, kai žmonės labai pyksta, kad padarė matematikos privalomą egzaminą, bet... Aišku, aš esu didžiulė matematikos fanė ir panašiai, aš labai ją mėgau, turbūt labiau nei už biologiją. Aš net kurį laiką šiek tiek dirbau korepetitorė, tai buvo labai žmonės nusistebėjo, kodėl aš pradėjau mokyti matematikos, o ne biologijos. Ar tu gali, pavyzdžiui, įsivaizduoti, kodėl aš mokiau? Nes tau smagiau matematika, gal įdomiau, paprasčiau. Ne visai. Pavyzdžiui, biologija yra žiauriai platu. Biologija įeina ir anatomija, ir zoologija, ir evoliucija, ir ko ten tik nėra. Ekologija ta pati. Ir ta pati ląstelės biologija. Biochemijos kažkiek ten visos. Tai man patinka biologija, bet ne visa. Ne visa. Pavyzdžiui, man buvo kankinė, kai aš pirmam kurse turėjau labai daug zoologijos, botanikos. Tai galbūt yra įdomu, gal yra faina, bet aš nemėgau mokytis jos dėl pažymio. Aš turėjau netgi studentišką dar praktiką, kurios dabar, pavyzdžiui, molekuliniai biologai nebeturi. Man patiko vaikščioti su tinkleliu po mišką, gaudyti tuos vabaliukus kažkokius, galbūt juos aprašinėti, bet tas momentas, kai juos reikėjo išmokti iškalti lietuviškai ir dar lotyniškai, paskui už juos atskaityti, nu man tai buvo košmaras, aš nieko nesimenu, man tai buvo kažkoks bereikalinga informacija. Man tai galbūt būtų tai, kad moku atpažinti, moku pasinaudoti tuo žinynų kažkokio vadovėlių, kuris leidžia atpažinti, man būtų to užtekę. O ką man reikėjo kaltos lotyniškus pavadinimus? Nu, tai va, tai man ta biologija tokia, kad yra dalykas, kas man labai patinka, pavyzdžiui, ląstelės biologija, aš ją labiau nuo mokyklos laikų labai ją mėgau, iš tikrųjų, ką aš dabar ir veikiu, bet viso kito buvo toks, nu, gal įdomu, bet ne tiek. Tai va dėl to aš pasirinkau matematiką, nes matematika yra smagu aiškinti. Ir man labai patinka, kai mokiniai būdavo aiškini. Ir tada, supratau, ir akis išsiplečia ir taip išmoko ten. Aš atsimenu, turėjau vienos mokinio, kur paprasčiausiai trukmenų nemokėjo. Ir aš tiesiog, ką besimokai, kokią temą, duodi tiesiog visus uždavinius, kad būtų trukmenos įtrauktos. Ir tai pradėjo paskui spręsti ir tokia šypsas, laiminga. Ir taip aš atsimenu tam pati, kaip ta matematika spręsdavo, koks nors uždavinys, aš turėjau, kaip čia lankiau, neakivaizdinę matematikų mokyklą, kur uždaviniai buvo visai kito lygio nei mokykloje. Ir aš būdavau, nueinu miegoti, sprendžiu iki 2 nakties, sprendžiu, galva jau skauda, jau nebesupranti, ką daryti. Tada nueini miegoti, guliu, kokią valandą toliau mastai, taip, sugalvoju, atsikeli, nueini prie stalo, išsprendi. Nepavyko, nu gerai, toliau mėgoti. Tai man visai matematika buvo toks azartas kažkoks, kad reikia išspręsti, reikia padaryti ir gauti kažkokį rezultatą. Su biologiniais dalykais tai užtrunka, kol tu kažkokį rezultatą gauni. Matematika dažnai žmonės sako, kad yra kaip žaidimas, kad kažkas, kad kaip, nu, kad tas procesas yra malonus, tarsi tu žaistum. Panašiai aš jau ir jausdavausi iš tikrųjų su šituo. Kai tu supranti ir moki, tai yra lengva. Aš suprantu, kodėl tos matematikos mokiniai taip nemėgsta, nes jie jos nesupranta. Ir jeigu tu gauni kažkokias spragas, kokioj 6-7 klasėje, o viskas kasmetgi sunkėja viskas. Ir tada, kai tu gauni spragas ir tu paprasčiausiai trukmenų nemoki ir paskui ateina uždaviniai, kurie jau yra visai kita tema, bet įveltos trukmenos, tai tu straglini tiesiog dėl to. Ties ta vieta, kad tu nežinai, kaip veiksmus atlikti. Jo, aišku, viskas statoma ant pamato, tai jeigu kažkurioje vietoje plyta ne vietoje, tai ir pamatas sugriuva. Nu, kitas dalykas, kas man įdomu apie tavo darbą, yra
ar būna, kad kažkaip nepasiseka, ar pasiseka ir kaip prognozuoti sėkmę, kaip prognozuoti, kad viskas bus laiku, nes vis tiek viskas yra pastatyta ant mokslo finansavimo ir tu turi atsiskaityti. Čia turbūt yra liūdnoji mūsų mokslininkų dalis, kai dažniausiai daug kas nepasiseka. Iš tikrųjų, pas mus ypač kas yra darbas su mano darbo specifika yra tai, kad ląstelės gali užsikrėsti. Jos yra tokios bakterijos, kurių tu nepamatysi niekaip. Jos per mikroskopą nesimato, terpės spalva, kur ląstelės auga, nesimato. Niekas nesikeičia, ląstelės auga kaip augusios, bet tos bakterijos esančios aplinkoje keičia ląstelių signalus. Keičia tai, ką mes matuojam. Ir jeigu, pavyzdžiui, dirbi pusę metų nematydamas tos infekcijos, iš tikrųjų yra labai svarbu tikrinti, nes yra testai, kurie parodo šitą, arba dažnai keisti ląsteles, tiesiog atsinaujinti. Ir jeigu matai, kad kažkas neatsikartoja, kažkas nevyksta, tai gali, iš tikrųjų, jeigu esi labai nepastabus, tu gali dirbti pusmetį ir jei sužinai, kad tavo ląstelės turėjo tų bakterijų, kurios nesimato, tu gali tą darbą iš to pusės metų darbo išmesti iš šiukšlinės. Tiesiog išmest. Ir daryti viską nuo nulio. Ar nuo tos dalies, kur užstrigo. Arba, pavyzdžiui, mūsų laboratorijoje, kadangi mes dirbam su chemoterapiniu, mes tyriam atsparumą chemoterapiniam vaistam. Mes išsivedinėjom ląsteles, kurias iki metų auginam su vaistu, kiekvienas tiek didinant koncentraciją vaisto. Tai, pavyzdžiui, mes naudojam vaistus, kurie yra plačiai naudojami to vėžio gydymui. Būtent. Nes iš tikrųjų chemoterapijos iki šiol nelabai kas pakeičia. Stengiamasi kažkaip personalizuoti, imunoterapiją taikyti, dar atsiranda vis nauji būdai, kažkokie nauji metodai, bet chemoterapija vis dar yra labai plačiai taikoma. Tai mes metus, tiesiog auginam ląsteles metus, uždedi vaisto, jos žūsta, jos nesidalyja, jos atstraglina, kažkas ten su jom vyksta ir jos atsigauna po kokio mėnesio. Tada leidi jam šiek tiek pasidauginti, atsigauti, tada vėl užmeti dar didesnę koncentraciją. Ir taip tu augini ilgą laiką, kol jos pavaliausiai jau didesnė ir taip praeina įsivaizduoja kokie 8 mėnesiai. Ir pistai, kad tavo lėkštutė ryte ateini ir pamatai, kad jinai turi pelėsį. Ir tada metų vos nedarbo ar 8 mėnesių išmeti. Aišku, stengiamės mes ten vidury kažkokių, kai ląstelės atsigauna, pasišaldyti jas, įsidėti azotą, kad jos galėtų, kad nebūtų nuo nulio, o kad atsirastų kažkur vidury, kad mes galėtume šiek tiek jau kažkokį atsparumą turint galbūt, toliau tęsti ir nepradėti nuo nulio. Bet tai vienas baisesnių dalykų iš tikrųjų. Arba, pavyzdžiui, yra tai, kad aš tyriau vieną labai fainą tokį procesą, jis vadinasi autofagija, kai ląstelė valgo savo kažkokias organėlės, kažkokias savo dalis gali suvalgyti, jinai taip gali save intensyviai valgyti, jinai galiausiai sužudti gali nuo to. Ir tenai mes tyrinėjom tam tikro baltymo kiekį, kuris parodo to proceso intensyvumą. Ir man, atsimenu, magistrantūrą neatsikartoja rezultatai. Neatsikartoja, dirbi ir nesupranti. Ir visą laiką, kai kažkas nevyksta, eini skaityti. Eini skaityti internetą, ką kiti mokslininkai daro, kas buvo, kodėl neatsikartoja. Ir paskui sužinai, kad vienas priedas, kurį dedi ląstelio auginimo terpę, jisai skyla ir paveikia tavo procesą, kurį tyri. Ir kol tu negali visų kintamųjų dalykų žinot, kas vyksta. Ir tu gali dirbti, kažkas nesigauna, po kokių 2-3 mėnesių eini paskaitai tą, vadinasi, kažkas va šitas matyt kažkas. Kai į kitokį skystimėlį tiesiog merktas ląsteles reikia ir tada jau viskas gerai. Taip. Arba kitaip kažkaip derinti tuos dalykus, kažkaip atsiranda, paskui išsprendė galiausiai tas problemas, bet yra tokių, kur ten tikrai, pavyzdžiui, man buvo, irgi aš ten jau buvau doktorantė, kai darau metodą, kuriam aš turiu pamatyti baltymus. Ir jie neišlenda, jų nėra, kažkur jie dingsta. Ir aš ten išbandžiau 14 sąlygų, aš nežinau, aš pavadinau tą projektą galiausiai poltergeistu. Ir galiausiai jau buvo aš reagentus visus iš eilės, tiesiog varai daug kartų ir kiekvienas keiti vis naują sąlygą, kad tu išsiaiškinam, kodėl kažkas nevyksta. Ir po tokių 2 mėnesių, 3 irgi pamatai, kad vienas reagentas, kur jau bandai paskutinį, nes nebeturi vilties, nes mes su kolegom šnekėjom, negali būti šitas reagentas, nesąmonė, kaip. Tada aš paimu, padarau su kitu
kaip čia, kitos firmos arba naujai nupirktų reagentų, ten buvo gal naujai pirktas. Ir su tuo senu, pipis gaunasi. Ir tada supranti, kad tu gauni tiesiog kažkokį nešvarų reagentą, kuris tavo baltymus galbūt suskaido, jos kažką jam padaro, kad tu jų nebematai. Tai Ne, tų tokių čia daug pitfalls. pasitikėjimo sluoksnių yra. Tu pasitikė įrangos tiekėjais, tu pasitikė visų reagentų tiekėjais. Taip, Tu taip, taip. pasitikė, kad tas, žodžiu, bankutės su chemikalais yra tokio grinumo, kaip tau reikia ir ten yra tikrai tas, kas parašyta čia. Ir nors vienas iš tų dalykų Taip, yra taip, taip. netoks ir tada tu Nes- tada ką pirmiausia, save aišku kaltini. O kad- jo, čia dažniausiai yra vienas, aš jau šitą gal jau išmokau, nekaltinti savęs, nes kol tu esi jaunas mokslininkas, galbūt dažnai ir ant savęs, o jeigu dar tavo studentas kažką daro, nesigauna, aš jau išmokau, aš, pavyzdžiui, studentam, jeigu jie kažkas jiem nepavyksta, aš jau stengiuosi nekaltinti. Nebent ten tikrai būna jau žioplumas, sakau, nu, ką padarysi. Aš esu pati kaip studentė sugadinusi porą reagentų, kurie kainavo 600 eurų ar 500 eurų. Ir aš jau pasvaudojau sakyti, kad va, sugadinau. Ir aš galvoju, šau, kad mane, ką nors, vėgo, gerai, užsakysim naujas. Na, tai. Ir visko būna. Ir aš, pavyzdžiui, stengiuosi ant studentų, kad jie nebijotų ateit pasakyti, kad kažką blogai padarė. Tai va, šitas yra, bet dažniausiai stengiuosi jų nekaltinti, jei kažkas neveikia. Tada ieškai problemų, kas kur neveikia. Nes, pavyzdžiui, tie nėra taip, kad tu paimi ir padarai. Ten yra kokie 20 žingsnių, čia tas, eini iš eilės ir kiekvienam žingsnį viskas nors gali nusikti. Tai čia yra gan sudėtingi tie metodai mūsų, bet kažkaip tvarkomas. Ir jie tokias finansinės pasiekmes turi, ir, nu, ten, žodžiu, užkliuvai iš bankutės, bet žiūrėk, nukrito porą tūkstančių eurų. Būna ir taip. Būna ir taip. Aš prisiminiau vieną tokį pasakojimą, kur va, draugas medikas pasakoja, kur maždaug paduok tą, praplėšiu, ne tą padavėjai. Nu gerai, mes į šiukšlinę 500 eurų. Panašiai ir pas mus iš tikrųjų, kai yra kažkoks reagentas, aš iš tikrųjų, aš pati nežinodavau tų kainų, aš jų nelabai įsivaizduodavau tuo metu, bet kai pradėjau užsakinėti prekes, aš tą pamačiau šitą ir aš iš tikrųjų ir studentam padėjau suprastų, kiek tai kainuoja, aš jiem papasakoju. Iš tikrųjų mes kalbam, sakau, va, pavyzdžiui, jie patys dažnai būna irgi paklausę, nes įmonės dažnai jie nerašo online kainų kataloguose savo, bet dažniausiai kaip mokslininkas turi rašyti ir klausti tos kainos. Tai studentai tų kainų nelabai mato, tai aš pasakau, nu va, žiūrėk, čia tas to reagento mikrolitras, nežinau, ar tu gali įsivaizduoti tą vieną mažą lašiuką, sakau, kainuoja euras. Bet tada studentai jau dirba atsargiau, jie jau stengiasi nesugadinti, nes tai žino kiekvieną to lašiuko kainą. Kas yra, manau, iš tikrųjų svarbu, kad tu neveistum, ypač kai neturi labai didelių finansavimo šaltinių. Nes yra laboratorijų, ypač, ką žinau, Amerikoje, Vokietijoje, kur ten, kitose šalyse, kur yra tikrai didelis finansavimas. Aš pati, kai dirbau Vokietijoje, tai iš tikrųjų ten finansavimas yra žymiai didesnis. Tai aš nejaučiu to tokio, kad čia reikia labai... Nu, aišku, saugodavau, nes vis tiek svarbu, bet tiesiog tu žinai, kad, nu, jeigu baigsis, nusipirksi dar. O čia vis tiek kiekviena pas mus, bent mūsų laboratorija ir kito, aš žinau, kad skaičiuoji, matuoji, kiek tu gali padirbti su tais reagentais, ką turi ir kada jau reikės pirkti. Čia viena turbūt didžiausių problemų, kad trūksta vis dėlto pas mus to finansavimo. Ne tik mums, bet ir daugeliu labiau. Nes pas mus žvėriška konkurencija. Pas mus labai daug yra mokslininkų, kurie dirba šitoje srityje. Vien centrai, kiek pas mus yra gyvybės mokslų centras, fizikų centras priešais mus, chemijos fakultetas šalia statosi ir mes visi kaip ir konkuruojam, vis tiek panašiai. Nu, draugiška konkurencija, aš tikiuosi. Draugiška, stengiamės, iš tikrųjų, faina iš tikrųjų yra tada, kai pradedi bendradarbiauti tarpusavį. Smagioji dalis, tu konkuruoji, tu bandai gauti kažkokius projektus, bet ta sveika konkurencija, nes, nu, vadini konkurencija, nes tu vis tiek varžaisi dėl kažkokių balų. Bet šiaip yra labai smagu iš tikrųjų, kai galime mes bendradarbiauti, ypač, pavyzdžiui, su medikais. Mūsų laboratorija dabar dirba kartu su medicinos genetikais, kurie tyria retas paveldimas ligas, kur jeigu gerai skaičius atsimenu, serga vienas žmogus iš 10 000, arba net mažiau, mažesnis tas sergamumas. Ir tai yra labai įdomus tyrimai, nes iš tikrųjų, ką jie daro medikai, tai tyria, kaip jaučiasi pacientas, o mes turėdami, ką reiškia genetika, tie tyrimai, kad
žmogus turi tam tikrą mutaciją, kažkokį variantą savo genome, kuris sukelia ligą. Ir mes tada galim, žinodami, kokia tai yra mutacija, tame genome mes galim patikrinti, kas nutinka ląstelėse, ląstelių lygių. Nes mes žinom, kaip jaučiasi pacientas, kas vyksta su pacientu, kokie ten simptomai jam kažkas vyksta. Bet mes nežinom, kas ląstelėse vyksta. Tai mūsų dalis projektuose su tais medikais, būtent genetikos, yra tai ištirti, kas vyksta su ląstelėmis. Vandenėlio? Ne, papasakok, kas vyksta su mano ląstelėmis. Prasirgau aš tuo, ar tai gripo ar peršalimo, aš dar netiek pažengęs, kad žinočiau, kuriuo. Bet tada, kaip taisyklė, kokias 2 savaitės koščiau. Nors, jau dabar visi ten braukinėliai, gremžinėliai jau rodo, kad viskas sakė. Imunologija, šito vietoj reikėtų pakalbėti labiau imunologus, bet realiai tai yra, kaip čia, apibendrintai galim sakyti, tavo organizmas taisosi po ligos ir tai yra imuninės reakcijų sukelti. Visi simptomai, ką tu jauti ypač ligos metu ir po jos, tai yra tai, ką padarė tavo imunitetas. Nes ligos sukėlėjai, jie plinta, jie naudojasi tavo ląstelėm, bet visa simptomatika, temperatūra, nosis, gerklė, viskas eina dėl to, nes tavo imunitetas pakyla, jisai valosi nuo viso to, kas tave užkrėtė ir vienas iš tokių yra dalykų, kad, pavyzdžiui, tu jautiesi silpnai, tu jautiesi blogai, tu nori gulėti lovai. Tai čia irgi yra vienas iš apsaugos būdų, kad organizmas sako tau, kad tu gulėk lovai ir aš kol kovoju su vienu virusu ar bakterija, būk mielas, nepristirk ko nors daugiau. Mūsų organizmai yra stebuklingai nuostabus tuo klausimu. Nes tai, ką tu sakai, yra paralelių ir psichologijoje. Ta pati depresija yra žmogui signalas, klausyk, gal tu nepersistenk, pailsėk, pataupyk save, pataupyk resursus. Ir kai tu tai suvedi į fiziologiją, kokia paskirtis yra tų dalykų, kas tam vyksta. Viskas yra susiję. Šiaip daug linksmiau tada ir tu supranti, kodėl. Kai tą funkciją tu supranti, tai tada tu ir reaguoji. Šiaip iš tokių klausimų, kuriuos aš nelabai noriu atsakinėti, nes ne mano sritis ta imunologija, nes čia yra labai sudėtingas sritis, viena sunkesnių mano atžvilgiu, neskaitant smegenų veiklos ir panašiai. Yra labai faina knyga, vadinasi Imunitetas, autoriaus nepamenu, jinai išversta į lietuvių kalbą ir jinai turi labai gražios iliustracijas ir jinai taip nuostabiai, taip gražiai aprašo visokius imuninius procesus, nuo paprasčiausios rakšties įsidūrimo iki gripo, to pačio COVID infekcijos ir panašiai, kas vyksta su mūsų organizmu, kas vyksta su mūsų ląstelėmis, kai tu gauni kažkokį priešą. Ir iš tikrųjų labai rekomenduoju, nes man kaip mokslininkai tai labai aišku lengvai susiskaitė, bet jinai parašyta gan gerų tokių stilium, šmaikščių stilium, kad yra tikrai įsimintina ir lengva palyginus skaityti. Tai vadinasi Imunitetas. Taip. Aš paliksiu pirmame komentare prisektą komentarą su ta knyga, aš ją surasiu. Tai pirmą knygą, kurią aš irgi tada galėsiu atsiųsti linką ar kažką. Nes iš tikrųjų, kadangi čia tokia tema prie knygų, tai labai smagu iš tikrųjų tas mokslo populiarinimo knygas rekomenduoti. Tai va, tai šią linksmą natą, kai jau pasiekėm rekomendacijas. Ačiū klausytojams, ačiū Vilmantai. Ačiū, kad pakvietei, buvo visai smagu. Ir ką, iki. Iki.